visą Seimą. Spaudos konferencijoje dalyvauja Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos, minėtos Seimo etikos ir procedūrų komisijos nariai. Valentinas Stundys, komisijos pirmininkas, taip pat Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras prisijungs šiek tiek, ponas Stasys jau atėjo, ir dalyvauja mišrios Seimo narių grupės atstovas Povilas Urbšys. Taigi, spaudos konferenciją pradedame ir įžango žodį norėčiau suteikti Valentinui Stundžiui, komisijos pirmininkui, prašom. Tai labas rytas, ačiū, kad gausiai susirinkot, ačiū kolegom komisijos nariam, kad palaiko mūsų iniciatyvą surengti tokią spaudos konferenciją ir papildė klausytojų gretas. Tai mūsų žinia yra labai paprasta. Pirma, mes kelis kartus opozicijos atstovaujantis šios komisijos nariai kreipėmės į Seimo pirmininkę, prašydami iš esmės svarstyti klausimą dėl etikos ir procedūrų komisijos sudarimo ir dabar ją sudarant pažeistų proporcijų, kadangi Seimo statutas nustato labai aiškią normą, kad etikos komisijoje, procedūrų komisijoje proporcingai atstovaujamos visos frakcijos. Tuo tarpu, jeigu dėliosim matematiką, ta proporcija yra aiškiai pažeista. Buvo pažadas Seimo pirmininkės, kaip pamenam, prieš Kalėdas, tuomet, kai pakibo biudžeto įstatymo klausimas ir buvo apskųsta jo procedūra. Pirmininkė pažadėjo po pokalbio su mumis, kad bus imamasi tam tikrų pastangų, bandant derinti frakcijų vadovų poziciją dėl galimybės peržiūrėti etikos ir procedūrų komisijos sudarimo tvarką. Praėjo pusmetis, jokių veiksmų nebuvo, baigiantis pavasario sesijai, mes vėl visi 5 kreipėmės į Seimo pirmininkę, primindami ir pažadą, ir tuos 2 esminius klausimus, tai yra proporcijų atstatymas ir peržiūrėjimas sudarimo tvarkos, bandant susitarti dėl naujų principų. Taigi, matydami tokią situaciją ir matydami, kas vyksta komisijoje, kaip priimami sprendimai, kad dominuoja, iš esmės, politinis požiūris į etikos klausimus ir bet kuriuo atveju proporcija didžiausia turi valdančiai koalicijai priklausantis komisijos nariai, sprendimai būna iš esmės vienpusiški ir vienašališki. Mūsų, drįstu pasakyti, paskelbsiu, turbūt pagrindinę žinią, frakcijos priėmė sprendimą, ne dėl to, kad mes prastai dirbtumėm, bet dėl to, kad komisijos veikla tampa tam tikrą parodiją, kai koalicija priima tik tai sprendimus, visos 3 opozicinės frakcijos, tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai, mišri grupė ir liberalų sąjūdis savo narius atšaukia iš komisijos. Tai yra tokia mūsų žinia. Kolegos be abejo papildys. Dėkoju komisijos pirmininkui, taigi iš eilės Vytautui Juozapaičiui žodis, po to Stasiui Šedbarui ir kolegai Povilui Urbšiui. Labas rytas. Aš tik pirmininką norėčiau papildyti, kad politinis požiūris valdančiosios daugumos atstovaujamų etikos ir procedūrų komisijos narių yra ne tik etikos klausimais, kur galbūt dar galima būtų kvestionuoti moralę, dar kažkokius vertybinius požiūrius, bet ir į procedūros, tai yra į paties Seimo statuto taikymą, kuomet juodu ant baltą parašyti teiginiai politinės daugumos šioje komisijoje yra kvestionuojami ir nubalsuojami priešingai negu tą įpareigojimų Seimo statutas. Taigi toks visiškas teisinis nihilizmas, apipavydalintas politinės daugumos demokratinė išraiška, perėjo absoliučiai visas įmanomas protų suvokiamas ribas ir mūsų buvimas opozicijos ir mišriosios frakcijos narių buvimas šioje komisijoje praranda bet kokią prasme ir mes tikrai nebenorime būti įkaitais tos susidariusios padėties, kuomet pirmininkas, būdamas opozicijos
atstovų priverstas pasirašinėti po dokumentais, kuriuos priima dauguma, neatsižvelgianti, ne tai, kad neatsižvelgianti į mūsų poziciją ir į tuos objektyvius faktus, bet ir tiesiog atvirai besityčiodama. Ir dar primenu, kad ta labai svarbi Seimo savireguliacijos tarnyba, taip ją įvardinčiau, iš tikrųjų turėtų būti sudaryta iš nepriekaištingos reputacijos žmonių, kurie nekeltų abejonių absoliučiai niekam. Deja, mes turime pavyzdžių, su kuriais turime taikstytis. Ne visais gyvenimo atvejais komisijoje yra nariai, kurie nepriekaištingai krištoliniai ir nepaisant to, jie drįsta savo asmeninę ar galbūt kažkokios siauros politinės organizacijos nuomonę primesti mums visiems. Taigi aš manau, kad tas sprendimas yra subrendęs, juolab tai yra atsakymas ir priminimas Seimo pirmininkai, kuri kaip gaila pasirodė nesilaiko savo žodžio, kaip Seimo pirmininkė, kuri mums tikrai tą, ne tai kad pažadėjo, bet tiesiog įsipareigojo atkreipti dėmesį ir dar šios sesijos pradžioje jie oficialiai iš tribūnos pareiškė, kad dabar būtų neetiška keisti etikos komisiją, ne va tai dėl kažkokių tai politinių priežasčių. Taigi tame politinėme spektaklyje mes negalime dalyvauti ir todėl mes palaikome ir žinoma paklusime mūsų frakcijų sprendimui ir šiame darbe komisijos nebedalyvausime. Labadiena, kolegos. Iš tiesų frakcijos sprendimus priėmė ir mes turim juos vykdyti, o dirbant komisijoje, iš tiesų kažkaip tikėjomės, kad Seimo nario, parlamentaro, tautos atstovo etika, jinai turėtų būti daugmaž vienodai suprantama. Ir tas pasitikėjimas parlamentu irgi gali būti ugdomas taip pat ir per tam tikrus etikos komisijos sprendimus ir įtaką. Procedūros tai apskritai yra Seimo statute parašyta, kai kuriais atvejais, žinoma, komisija gali paaiškinti, išaiškinti plačiau, interpretuoti, bet tai, kas parašyta juodo ant balto, o ypač tai, kas parašyta Konstitucinio teismo nutarimuose, sugebėti skaityti kitaip arba iš kito galo, lietuvių kalboje kažkaip mes iš kairės į dešinę skaitom. Tai, tikrai sudėtinga tada priimti sprendimus ir būti tų sprendimų priėmimo dalyvių, nepriklausomai kaip balsuoji. Ir svarbiausias dalykas yra tai, kad jau yra įregistruoti, aš dabar negaliu prisiminti, ar yra kai kurių jau ir projektų po pateikimo pritarta, ko gero jau yra, kuriuose buvo siūloma grįžti prie anksčiau egzistavusios tvarkos, kaip sudaroma etikos procedūrų komisija, ten kai kas susiję yra su parašų surinkimu didesnio skaičiaus remiančių, nes vis tiek šita komisija yra tam tikra prasme ypatinga komisija. Ir kai tekdavo kalbėti su svečiais, teko man kalbėti iš Moldovos, iš Gruzijos, iš Ukrainos dar praeitoj kadencijoje, tai jie labai, sakyčiau, buvo sudominti ir susižavėję, kad tokia komisija yra ir jos įtaka, kad čia atiduotas yra vadovo postas opozicijai ir kad yra vieta, kur galima tos klausimus išspręsti. Tai iš tiesų, šitos komisijos nariai turi turėti turbūt ne vien tik tokį siaurą politinį, bet galbūt ir platesnį pasirinkimą. O tas statuto projektas, kuris dar praeitoj kadencijoje yra parengtas Seimo sudarytos darbo grupės, kurie vadovavo Česlovas Juršėnas, jis šiek tiek yra komitete dar koreguotas ir jisai guli ant stalo, kažkodėl jis neleidžiamas į priėmimą. Ten netgi tokių komisijų sudarimo principas apskritai yra, turiu galvoje kriminalinės žvalgybos kontrolės ir Seimo etikos procedūrų. Labai gerą mintį kažkada buvo išsakęs Gediminas Kirkilas, kad apskritai tokios komisijos galėtų būti sudaromos bendru sutarimu, sutariant daugumai ir opozicijai. Be abejo, opozicija turėtų daugiau vietų, dauguma turėtų daugiau vietų, opozicija mažiau vietų, bet tai būtų galbūt netgi bendro konsensuso metu parenkami tie žmonės. Čia galima diskutuoti, bet tam reikia, kad tie pasiūlymai atkeliautų į darbotvarkę, kad jie būtų Seimo posėdžių darbotvarkėje. Ir iš tiesų mes tikrai tikėjomės, kad Seimo pirmininkė beveik prieš metus, nedaug čia beliko, inicijuos, kad šitie projektai darbotvarkėje atsidurtų ir galėtume pradėti diskutuoti komitetuose. Tai visiškai normalus buvo mūsų siūlymas, bet jis dėja iki šiol nėra įgyvendintas.
Labą dieną. Tai papildydamas tai, ką išsakė kolegos, tai irgi noriu informuoti Jūs, kad mišrioji Seimo narių grupė atšaukė mane ir Povilą Gilį iš etikos procedūrų komisijos ir reikalauja peržiūrėti Lietuvos Respublikos Seimo statuto dėl etikos procedūrų komisijos atstovavimo principų, kad būtų panaikinta galimybė priimti sprendimus politiniais motyvais. Bet galbūt norėčiau paaiškinti, kas perpildė kantrybės taurę mūsų. Primenu, praeitais metais buvo nagrinėjimas klausimas dėl Uspaskicho teisinės neliečiamybės. Jeigu jūs prisimenat, tai buvo balsuojama dėl komisijos sudarimo, kai prokuroras atėjo į Seimą, reiškės būtent paskelbęs pareiškimą, kad Uspaskichas nusižengė įstatymams, įžeidęs teismą. Tada Seime pritrūko balsų sudaryti komisiją ir tas klausimas buvo pavestas nagrinėti etikos ir procedūrų komisijai. Etikos procedūrų komisijai, vadovaujant Mečislavui Žemsurinskui, kurio pagrindinis tikslas buvo išsukti savo partijos lyderį iš baudžiamosios atsakomybės, paįtakojo kitus komisijos narius ir buvo priimtas sprendimas etikos procedūrų komisijai prieštaraujantis statutui. Tame prasme, to sprendimo esmė buvo tame, kad sustabdyti pačią procedūrą. Nors statutas išlygų tokių nenumato. Statute aiškiai parašyta, kad balsuojame tik dėl komisijos sudėties, bet ne dėl komisijos sudarimo ir nesudarimo. Protestuodami prieš tokį antistatutinį sprendimą, mes tada etikos procedūrų komisijos nariai, kurie yra prieš jūs, sustabdėme savo įgaliojimus ir vis dėlto mums pavyko pasiekti, kad etikos procedūrų komisija peržiūrėtų šitą neteisėtą savo sprendimą ir būtų tęsiama toliau teisinės neliečiamybės procedūros Uspaskicho atžvilgiu. Bet kažkodėl tai vėl Seimo nario Mečislovo Žemsurinsko buvo inicijuotas tyrimas ir praeitos savaitės Seimo posėdį, būtent vėl pasinaudojant politizuotos daugumos etikos procedūrų komisijų, buvo nuspręsta nustatyti Seimo narių atsakomybę už Seimo statute jiems nustatytų pareigų nevykdymą. Tai pagal šitą logiką išeitų tai, kad tie, kurie komisijos nariai laikosi statuto, tai jie nevykdo neva Seimo nario pareigos. Tai gal logika yra paprasta. Jeigu šitos partijos lyderiai yra teisiami už organizuotos nusikalstamos grupės subūrimą, tai būtent tokios grupuotės principus bando perkelti į etikos procedūrų komisiją. Negana to, aš noriu jūs informuoti apie tai, kad tokie pat bandymai yra Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus teisių komitete. Nes praeitam posėdį buvo bandoma priimti neva kažkokį posėdžio protokolą, kuriame aiškiai nurodyta, kad tik politiniai motyvai gali paaiškinti tai, kad darbo partijos persekiojimas pradėtas galima teikti nuo jos įsteigimo ir kad jį pradėjo politizuotas valstybės saugumo departamentas, o ne generalinė prokuratūra. Tikslas šito dokumento priėmimas yra tik vienas, tam, kad Viktoras Uspaskichas Europarlamente įgytų dokumentą iš Seimo, kuriuo pradėtų mojuoti ir pabandyti išsaugoti savo teisinę neliečiamybę. Tai asmeniškai esu prieš tokį kriminalizavimą Seimo ir etikos procedūrų komisijos ir manau, tai garbės nedaro ir kitiems komisijos nariams, nes darbo partijos interesas yra suprantamas, bet man nėra suprantamas, pavyzdžiui, socialdemokratų atstovų šitoje komisijoje tam, kad padėti Uspaskichui bet kokią kainą išvengti baudžiamosios atsakomybės ir už tai persekioti Seimo narius, kurie mano, kad taip neturi būti. Dėkoju gerbėmiems Seimo nariams už argumentus ir kodėl jie traukėsi iš Seimo etikos ir procedūrų komisijos. Dabar eilė klausimams. Kadangi tai yra spaudos konferencija, tai pirmenybę suteikėme žurnalistams, žiniasklaidos atstovams. Prašom.
Sakykite dėl tikslumo, be jūsų 4 Seimo narių, kas dar traukėsi iš komisijos? Tai girdėjote kolegos Povilo Urbšio paskelbtą mišrios grupės frakcijos nutarimą, kuris taikomas tiek Povilui Urbšiui, tiek profesoriui Povilui Gyliui, ir liberalų sąjūdis taip pat suderinta atšaukė Dalią Teišerskytę. Taigi skaičius yra toks. O su Lenkais nekalbėti? Su Lenkų rinkimų akcija tikrai nekalbėjome, nes jie kol kas, kaip matot, yra užimantis pozicijas tiek Seimo vicepirmininko, tiek komiteto pirmininko, vadinasi, jie dar yra turbūt valdančiųjų pašonėje ir jų priežiūroje. Aš čia šiek tiek norėjau paprovokuoti, tai čia yra 4 valdančių atstovai sėdi, o ten prie stalo 4 opozicijos, tai be maž pusė komisijos, tai gal jūs galite, pavyzdžiui, susės prie vieno stalo ir susitart, dar gal galima dėl to. Na, aš siūlyčiau taip paprastai nežiūrėti į tą situaciją, jinai yra kur kas politinė prasme sudėtingesnė. Mes atkreipiam dėmesį, kad sprendimus priėmė frakcijos, ne mes asmeniškai, bet frakcijos mus atšaukia iš šitos institucijos, o toliau turbūt teisiškai žiūrint, be abejo frakcijų atstovai teiks Seimo nutarimą, kuriame bus teikiama iš šitos komisijos išbraukti šitų žmonių pavardės. Bet jau šiandien galime teikti faktiškai, kad komisijos nėra, jinai neveikia, paralyžiuota. Komisija, na kaip komisija, žinot, gali jinai teisiškai žiūrint, situacija bus labai įdomi ir žiūrėsime, kaip elgsis Seimo vadovybė. Mes kelis kartus skatinom diskusiją dėl pokyčių. Ta diskusija, niekaip neįvyksta, o kolegos dar paaštrino situaciją, kad, apskritai turbūt, turim kalbėti apie parlamentinės demokratijos būvio problemas dabartiniai kadencijoje. Jeigu dar pridurtumėm ne tik tai tą žmogaus teisų komiteto pavyzdį, bet tarkim, kaip yra elgiamasi Seime su opozicinių darbotvarkių projektais, tai turbūt pirmą kartą Seimo istorijai turim, kai opozicinės darbotvarkės projektai po pateikimo yra tvarkingai, nuosekliai susibūrus valdančiai koalicijai atmetami. Netgi be teisės juos tobulinti. To iš tikrųjų, parlamentiniai mūsų istorijai nėra dar buvę. Dėkuoju, Vytautas Juozapaitis dar kėlė ranką. Ne, aš tai pirmininkas akcentavo, kad būtent ne mes išeiname iš komisijos, o mus atšaukia frakcijos. Ir tai yra esminis skirtumas nuo ano karto. Ir aš gal norėjau papildyti pono Povilo Urbšio šiek tiek tą komentarą. Gal kas nesekėte ir nežinote konteksto, čia kalba buvo apie komisijai vadovavusi komisijos pirmininko pavaduotoją Zaščiurinską, kuris ėmėsi atsakomybės, nepaisant statute neįteisintų normų, vadovauti posėdžiui, kuris pagal Seimo statutą nėra. Kai mes buvom susispendavę aną kartą, jie susirinkę nusprendė dalykus ir tuo pačiu nuteisė mus visus už akių myriop. Ir dabar paskutinėme posėdėje jie tą savo daugumą patvirtino. Žodžiu, tas anas posėdis buvo nelegalus, kuriame jie nusprendė nelegalius sprendimus. Vėlgi, tai aš sakau ne savo asmeninę nuomonę, o tai, kas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo statutą, kuriuo mes čia ir vadovaujamės. Dėkuoju, prašau, dar klausimų. Žiniasklaidos atstovai dar turi klausimų. Kas turėtų įvykti, kad jūsų ir liberalų frakcijos atstovai būtų gražinti į etikos komisiją? Kas turi atsitikti? Turi kažkas įvykti. Kaip žinia, nuo kadencijos pradžios niekos neįvyko. Į mūsų pastangas atkreipti dėmesį, kad Seimo etikos ir procedūrų komisija turi būti solidi paties Seimo savitvarkos ir savireguliacijos institucija, iš dalies galinti stiprinti ir Seimo autoritetą. Mes tiesą sakant girdėjom, turbūt kandidatuojant į Seimo pirmininko poziciją ir pačiai Loretai Graužinieniai pažadą ir įžadą, kad jinai stiprins Seimo autoritetą. Taigi į mūsų tas pastangas peržiūrėti komisijos sudarimą taip, kad jinai būtų grindžiama pasitikėjimu, tiesiog nebuvo išgirsta. Tai jeigu prasidėtų tokia esminė diskusija, taip ir frakcijos,
galėtų susitarti visos, kad tie pokyčiai yra reikalingi, aš manau, kad mūsų frakcijos, mūsų atšaukusios, svarstytų klausimą, kaip reaguoti į tas pastangas ir ką toliau daryti. Mūsų frakcijos nėra tos, kurios nori griauti šios institucijos, komisijos veiklą. Mes sakom, suprantam frakcijų sprendimą labai paprastai. Komisija netlieka savo paskirties. Jinai negali, neįgali atlikti tos paskirties, kadangi nei etikos, nei procedūrų pažeidimai ten nėra vertinami profesionaliai, taip kaip derėtų etikos ir procedūrų komisijos nariams daryti. Dėkuoju, Povilas Rupšys dar turi repliką. Čia buvo paminėta dėl Lenkų rinkimų akcijos atstovų ir jų pozicijos. Matot, kai artėja biudžeto priėmimas, kažkaip aktualizuojasi Viktoro Uspaskichos teisinės neliečiamybės klausimas pagal poreikius. Ir man atrodo, vėl mes stebime, kad vyksta eilinis turgus dėl, reiškia, tų interesų suderinimo. Nes socialdemokratam yra, ko gero, svarbu turėti palaikymo biudžeto. Darbo partija eilinį kartą svarbu labai pasidaro išsaugoti Viktoro Uspaskicho teisinę neliečiamybę. Tvarka ir teisingumas visada lieka aktualus pakso klausimas. Ir jeigu atkreiptume dėmesį, ką aš pasakiau dėl žmogaus teisų komiteto, norima priimti posėdžio protokolo, tai jau yra kai kurie komisijos nariai, kurie nenori dalyvauti šitame farse. Bet praeitos savaitės etikos procedūrų komisijos politizuotos daugumos priimtas sprendimas, jisai sukuria precedentą išsukinėti rankas kitiems Seimo nariams, kurie nenorės dalyvauti neteisėtose veiksmuose. Dėkoju. Žurnalistai turi klausimų, atleiskite Seimo nariai, bet šiandien yra spaudos konferencija, o ne Seimo etikos ir procedūrų komisijos posėdis. Tai pirmiausia, gal kolegė iš Eltos, po to jūs iš eilės, matau rankas. Koks jūsų nuomonė turėtų būti idealus komisijos sudarimo modelis, kuris tenkintų opoziciją? Ačiū. Yra pasiūlymas viename projekte, kuris toliau nesvarstomas, grįžti prie tos ankstesnės tvarkos ir kad kiekvienas kandidatas į komisiją surinktų 15 jį remiančių Seimo narių parašų. Žinoma, tai nėra kokie nors vaistai dėl tos komisijos ateities, bet tai vis tiek būtų tam tikra parama, tam tikras pasitikėjimas. Ir kažkada tai buvo ir tai funkcionavo. Kitas dalykas, aš sakyčiau, kad apskritai frakcijos turėtų gerai pagalvoti, ar tokiai tvarkai esant, ar kitokiai tvarkai, ką deleguoja personaliniu aspektu. Vis tiek Seime yra žmonių, kurie dirbę vienus, kitus, trečius darbus. Ir kada patys jauniausi Seimo nariai ateina etikos ir procedūrų komisiją svarstyti žmogaus, kuris garbaus amžiaus, kuris turi savo garbingą praeitį, dirbo įvairius darbus, tai kažin, ar tai yra teisinga ir ar tikrai frakcijos atsakingai apsvarsto, siūlydamos į tokią komisiją kandidatus. Tai jeigu frakcijos mano, kad gali bet ką pasiūsti, tai iš tiesų reikia galvoti, ar tos paramos su parašais, bet, kaip aš minėjau, yra svarstyme galimas ir kitoks modelis, kad aš jį turiu galvoje, ir jis, kaip minėjau, Seimo statuto tame projekte yra, kuris nesvarstomas, kad galbūt būtų galima apskritai bendru sutarimu tol svarstyti, nusistačius iš anksto komisijos narių skaičių, ar 9, ar 7, ar 11, pagal proporcijas, daugumos opozicijos, žinoma, traukiant ir mišrėją grupę, kad kiekvienas komisijos narys galėtų gauti kažkokį bendrą sutarimą. Ar tai įmanoma, ar ne, kitas dalykas, bet, kaip minėjau, tame statuto projekte, kuris yra visa nauja redakcija, net ir toks siūlymas yra. Tai jeigu prasidėtų svarstymas tų projektų, kurie yra įregistruoti ir po pateikimo pritarta, po to galima būtų diskutuoti. Čiagi reikalingas bendras sutarimas. Šitoj vietoj iš tiesų turėtų būti daugumos ir opozicijos ir Seimo narių toksai geranoriškas noras, kad šita komisija veiktų sklandžiai ir teisingai.
Dėkoju, žiniasklaidos klausimas, prašau. Gal dar pono Šedbaro norėčiau paklausti kaip teisininko, jeigu ši komisija toliau dirbtų, likusi be 6 narių ir dabar atstovaujama praktiškai vien tik tais valdančiųjų, koks jūsų nuomonė būtų komisijos priimamų sprendimų legitimumas? Šitie sprendimai būtų nelegitimus pagal statutą, todėl kad aiškiai statute pasakyta, kaip komisija turi būti sudaroma, iš ko sudaroma, dabar yra toks principas ir be to statute yra aiškiai pasakyta, išskyrus audito komiteto pirmininko atžvilgių nėra pasakyta, tai buvo tik tokia norma grinai susitarimo, grinai paprotinė, kad vadovauja opozicija, buvo pažadėta ir neduodama opozicijai, bet dėl etikos ir procedūrų komisijos pirmininko yra aiškiai pasakyta statute. Tai arba turi būti keičiamas statutas, arba pirmininkas vis tiek vadovauti turi iš opozicijos. Tai vienintelis dabar kelias, kad vėl pradėtų veikti komisija, yra frakcijų, matyt, seniūnų frakcijų atstovų pokalbis pas Seimo pirmininkę ir sutarimas, ką toliau darysim. Tokio sutarimo galima labai greitai pasiekti. Dėkoju, ar žiniasklaidos atstovai dar turi klausimų. Kągi, pirmiausia, ponas Petras, tada ponas Mečislovas ir jūs, jeigu liks laiko, kadangi turime tik 5 minutės spaudos konferencijai baigti. Ačiū Jums. Taip, norėjau Jūsų paklausti, Jūs praeitoje kadencijoje turėjot absoliučią daugumą, tai kodėl Jūs nekeitėt tvarkos komisijos sudarimo, Jūs tenkino tokią tvarką ir kaip Jūs žinot, Jūsų komisija tada dirbo, esant išėjus kažkurį laiką opozicijos atstovams iš komisijos. Tada jūs problemos nekėlėte. Kodėl dabar jūs keliate tą problemą? Ir dar norėjau paklausti, aš žinau, kad mano turimais duomenimis, kad Teišerskytė atšaukė dėl to, kad jinai išvyko plenarinių posėdžių metu atostogauti ir pažeidė etiką, paprasčiausiai dėl to liberalai sureagavo ir atšaukė dalį Teišerskytę. Dėkoju, klausimai aiškus, prašom. Na, gaila, taip, Seimo nariai visada pasižymė aiškiaregystėmis ir numato tai, ko nėra, arba kas neįvyko, arba bando susijęti visiškai nesusijimus dalykus. Tai čia replika kolegai Petrui Gražuliui. O lyginti, kas buvo praeitoj kadencijai ir dabartinės kadencijos etikos ir procedūrų komisijos situaciją, aš nedrįščiau. Na, tiesiog tie, kurie žinom, kaip atrodė praeitos kadencijos komisijos sudėtis. Na, perkratykit savo galvas, Bogušis, Klumbys, Mečislovas Zašiurinskas, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Iš tikrųjų buvo bandoma tuo metu pačių frakcijų kurti autoritetingą komisiją ir deleguoti ten žmonės, kurie ir patirties turi, ir turi visuomenį autoritetą. Taigi frakcijų atsakomybė, apie ką kalbėjo kolega Stasys Šedbaras, čia yra va šitam kontekste, kai yra proporcinis atstovavimas, jų atsakomybė yra didelė ir pati esminė. Visos frakcijos turėtų turėti interesą tą patį, turėti stiprią, objektyviai galinčią veikti komisiją, o ne komisija, kuri iš esmės yra tik tai valdančiosios koalicijos komisija. Tai mūsų frakcijų poelgis atšaukti mus ir aiškiai sako visiems, jūs turit valdančiosios koalicijos komisiją, jūs neturit Seimo etikos ir procedūrų komisijos. Tik papildyčiau, kad lyginti negalima su praeitą kadenciją todėl, kad pirmininkas Algimantas Salamakinas liko, kvorumas buvo ir komisija dirbo kaip ir turėtų dirbti. Šiuo atveju, jeigu būtų kažkas personaliai iš komisijos išėję, bet liktų vadovas, kiti komisijos nariai, tai būtų panašiai situacija kaip praeitą kadenciją, bet dabar yra visiškai kitokia. O dėl dalios klauskit liberalų frakcijos. Aš norėjau priminti kolegom dėl Dalios Teišerskytės praėjusio etikos ir procedūrų komisijos posėdžių metu. Jūs, gerbėmieji, čia sėdintys priešais mane, kolega Zašiurinskas, Petras Gražulis, nepamenu dėl kolegės Orintos, bet jūs turbūt prisimenate, jeigu jūs ne tik aiškiaregys, bet ir klausą turite, kuomet Dalia Teišerskytė oficialiai pareiškė ir pasakė, kad ji išvyksta ir prašė pritarimo, kurio ji sulaukia iš jūsų. Tai iš jūsų sulaukė to pritarimo, o dabar tai, žinote, jau jūsų interpretacijų reikalas. Jo. Dėkuoju, mes visiškai artėjame į pabaigą. Prašau labai glaustai formuluoti klausimus ir spaudos konferencijų dalyvių taip pat prašau labai glaustai atsakinėti.
Prašau. Tai Kadangi, sakant, kita konferencija yra mūsų, čia kita tema, aš ten 5 minutės mes jums, reiškia, užleidžiama, kaip čia pasakyti. dėkoju, tik tai klauskite, jeigu galite. Tai būtų taip, reiškia, kai aš Seime nuo 90 metų su trumpom pertraukom, tai kai aš čia dabar vėl atsiradau Seime, apstulbau sužinojęs, kad etikos komisija yra formuojama pagal kvotas. To tikrai nebuvo. Atkuriamajam Seime šito tikrai nebuvo. Buvo renkami žmonės, kurie atrodė iš tokių padoresnių ir taip toliau. Reiškia, visiškai kvotos jokios negalioja. Dabar ką reikėtų daryti? Tai yra pozityvas būtų toks, kad pagal tą patį principą, kaip formuojama Amnesty International, tu, būdamas Amnesty International narys, aš esu toks narys, reiškia, aš galiu užsistoti už kokį nors ten politkalinį arba dar ką nors, bet ne savo valstybės, reiškia kitos. Tai reiškia, yra pozicija, yra opozicija, yra, sakykime, tokios neutralios frakcijos kaip mišrioji ir tu gali siūlyti pozicija gali siūlyti iš opozicijos, o opozicija iš pozicijos žmogų, va tokiu principu sudaryti, reiškia, ne kvotų sistemą, o, reiškia, iš priešininko, sakykime, stovyklos, reiškia, tokia komisija. Tai būtų toks pozityvus pasiūlymas. Kaip jūs tai pažiūrėtumėt? O tai, kad faktiškai išėjimas iš komisijos protestuojant praktiškai yra šantažuojamas, kad, reiškia, Seimo nariai gali būti apkaltinti, kad jie nedirba savo tiesioginio darbo, tai čia kitaip kaip šantažų nepavadinsi. Dėkoju už jūsų komentarą, kadangi turime leidimą dar užtemti spaudos konferenciją 5 minutės. Taip, ponas Mečislovai, jūs keliate ranką. Taip, aš keletą žodžių pasakysiu ir paklausiu. Visų pirma, tai čia dalis mūsų etikos ir procedūrų komisijos atėjo, nes vakar vakare mes perskaitėm Seimo pranešimą apie šios dienos konferenciją. Tai mes norėjom išgirsti kaip etikos procedūrų komisijos nariai, ką mūsų kolegos nori pasakyti, nes etikos ir procedūrų komisijoje tokių kalbų, kokią šiandien išgirdom, reiškia, jų nebuvo. Tai pirmas mano teiginys. Antras mano teiginys, ratas kartojasi, istorija kartojasi. Praėjusioje kadencijoje, kai buvo etikos ir procedūrų komisijos, buvo visiškai politizuotas, jūs visi atsimenat šokėjų visų, kūrėjų, atlikėjų, reiškia, koncertus, ką jie pažeidinėjo konstituciją, bet etikos procedūrų komisija priminėjo tuo metu sprendimus daugumos balsais apie tai, kad čia viskas tvarkoj, kad konstitucija netinka ir taip toliau. Antras momentas. Trečias momentas, kai mes sustabdėm savo narystę, analogiškai sustabdėm savo narystę etikos ir procedūrų komisijai, beveik metus laiko etikos ir procedūrų komisija puikiai funkcionavo ir toliau ir priminėjo atitinkamus sprendimus. Tai mano klausimas yra toksai, sakykit, ar jūs įvertinot nuoširdžiai tai, ką jūs dabar kalbat ir jūs jokiais atvejais negrįšit į etikos ir procedūrų komisiją, ar tai bus eilinis šou, kaip ir buvo prieš metus, kada pašantažavot ir po to vėl grįžot. Aš atsiprašau, kad šiek tiek naudoju kolegos pasakytą žodį, bet kokia jūsų nuomonė tikroji? Ačiū. Tai, kolega, mes labai aiškiai pasakėm, šiuo atveju mus atšaukia frakcijos. Taip, frakcijų politinė valia, matant, kaip neefektyviai dirba etikos ir procedūrų komisija, tiesiog esant šitom aplinkybėm savo narių ten nedeleguoti. Vadinasi, yra labai aiškus signalas, kad reikia pradėti esminę diskusiją, kaip toliau šitą komisiją formuoti, kaip ją pakeisti, ką mini ir Algirdas Patackas, kaip viena iš galimų versijų. Bet matyti, esminis dalykas čia yra, komisija turi būti grindžiama pasitikėjimu. Kuo didesnis pasitikėjimas ją, jos nariais, tuo jos sprendimai bus objektyvesni. O bandyti lyginti, kaip buvo tada, kaip dabar, tai yra nevykusios analogijos ir aš nematau prasmės tai daryti. Tokio lygio politizavimo, koks dabar yra šitoje komisijoje, mano supratimu, tokio dar lygio nėra niekados buvę. Tai yra, mes sakom tai rimtai, aiškiai ir be abejo mes frakcijų atšaukimui, be abejo mes paklūstam ir laukiam, kada frakcijų vadovybės registruos nutarimo projektą ir mus siūlys išbraukti iš komisijos sudėties. Jeigu bus signalas, iš tų, kuriem tas signalas yra siunčiamas, tikiuosi, kad mūsų frakcijų vadovybės yra pakankamai racionalios ir ieškos sprendimo, kaip rūpintis ir
šios komisijos ir viso Seimo prestižu ir autoritetu. Akivaizdu, kad Seimui reikalinga stipri, pasitikėjimą kelianti etikos ir procedūrų komisija, galinti spręsti subtilius, sudėtingus ir etikos ir procedūrinius klausimus. Dėkuoju Tėvynės sąjungos atstovui ir žodis baigiamasis žodis mišrios Seimo narių grupės atstovai Pavelui Rupšiui, prašom. Reaguodamas į jūsų repliką dėl šantažo, tai dar kartą norėčiau jums priminti, kad kai etikos ir procedūrų komisija priėmė statutinį sprendimą dėl Viktoro Uspaskicho teisinės neliečiamybės procedūros tęsimo, tada mes ir sugrįžome. Bet dėl skirtumo tokio, nes gerbiamas Seimo narys Šedbaras, jisai paminėjo esminį skirtumą, kad praeitos kadencijos Seime etikos procedūrų komisijos pirmininkas ėjo savo pareigas ir todėl galėjo šitą komisiją funkcionuoti. Šios kadencijos Seime etikos procedūrų komisijos pirmininkas, jisai atsisako eiti savo pareigų, tai yra frakcija jam priima sprendimą atšaukti jį. Ir todėl bet kokie suėjimai etikos procedūrų komisijai tik ir bus suėjimai, kurie priminės nestatutinius sprendimus. Kągi, dėkuoju visiems spaudos konferencijos dalyviams, iš tikrųjų visi laiko limitai išsemti ir geros jums dienos.